Sveiki gerbimieji žiūrovai mano kanalo, kas žiūri, kas užsirašęs kanalą, kas perka pas mūsų įrangą į mūsų elektroninį parduotuvę Komforto būstas. Mes prekiaujam kondicionieriais, šilumos siurbliais, oras vanduo, oras, rekuperatoriais, visi aksesuarais prie jų. Tai kad noriu Jums pateikti dar vieną svarbią informaciją, jeigu Jūs dabar norite įsigyti šilumos siurblį oras vanduo. Ši informacija labai bus Jums, manau, svarbi, ypač jeigu Jūs norit gauti už tą įrenginį ir kompensaciją iš valstybės, kurie dabar vyksta, kaip sakoma, skatint žmonėms, kaip sakoma, perėti prie alternatyvų šilumos įrenginių, kurie būtų mažiau taršus, mažiau terštų aplinką, būtų daugiau, suteikti Jums daugiau komforto. Tai yra šilumos siurbliai oras vanduo tipo. Jie yra gana populiarūs. Dabar visi praktiškai naujos statybos namai įrenginėjami, arba jeigu nėra dujinės apšildinimo, tai stato oras vanduo. Labai komfortiškai, žmonės patenkinti, bet reikia irgi daug žinoti apie šią įrangą, papildomai informacijos, kurios mes galim suteikti, jeigu Jūs norėsit kreiptis pas mus. Galėsim pasirinkti Jums tinkamą įrangą ir suteikti konsultaciją, ir mes atlikinėjom ir montavimo darbus, galim suorganizuoti ir paleidimą, per garantinį laikotarpį Jūsų irgi vyksta yra aptarnavimas ir galim suteikti aptarnavimą ir aišku visos garantinės sąlygos, mes įsipareigojimus mes vykdom. Dabar ką reikia svarbu žinoti irgi, kad jeigu Jūs norit gauti kompensaciją dėl šilumos siurblių, pas Jums reikės įrašyti į tą paraišką vieną tokį techninį parametrą, kuris pratadas vadinasi. Iki šiol pratadą mums gamintojai, kaip sakoma, tarp techninių charakteristikų nesiuntė, nepateikinėjo, bet dabar, kada pradėjo šitas parametras labai svarbus tam, kad gauti paramą, reikia nurodyti būtinai. Ir mes visada dabar pradėjom reikalauti nuo gamintojo, kad jie pateiktų mums tą pratadą, kad klientas galėtų prieš užpildant, jeigu pasirinko įrangą, žinoti tą pratadą. Ir dabar mes norim irgi įdėti į puslapį internetinėse parduotuvėse, mūsų internetinė parduotuvė komfortobustas.lt, šitą parametrą prie skirtingų galingumo modelių, šilumos siurblių ir oras vanduo ir skirtingų gamintojų. Tam, kad Jūs turėsit daugiau informacijos. Ką reiškia pratadas ir kodėl jis skiriasi nuo tos, kaip sakoma, tų parametrų, kurie nurodytas buvo ir anksčiau, ir dabar yra nurodyti kaip gamintojams, kaip gamintojai, kaip sakoma, nurodo tą įrangos galingumą, klasifikaciją, ir taip mes rodom savo elektroninį parduotuvę. Kaip ir jeigu Jūs norit pirkti naują automobilį, jeigu žiūrėsit, pasirinkinėsit per kažkokius modelius, irgi gamintojų visokių, Jūs galite atkreipti irgi vienas ir tokių svarbiausių parametrų, kaip automobilio variklio galia. Ir ten pas mus Europai, kaip aš žinau, bus parašyta kilovatais. Sakysim, kitose šalyse būna arklio galis rašomas, arba taip galima skaičiuoti tą variklio galę. Ir kada Jums pateiks tą galingumą, sakys šito variklio galia 100 kW. Bet Jūs turite suprasti vieną dalyką, kaip ir dėl šilumos siurblių parametrų, kurie nurodytas. 100 galia Jūs galite gauti, išspausti, čia yra maksimali galia, ką gali išspausti šis variklis. Ta prasme, kad išspausti šitą 100 kW galia, Jums reikia pakelti apsukos variklio iki maksimo, iki raudonos, iki raudonumo, ta prasme, ant maksimalių apsukų šis variklis gali išspausti 100 kW. Taip pat irgi nurodytas yra dėl šilumos siurblių oras vanduo, kur Jūs parašyta yra kilovatai, čia kilovatai, kuris duoda šilumos, sakysim, tam parašyta yra maksimali galia. Ta prasme, prie gerų sąlygų tam tikrų, šis šilumos siurblys gali spausti prie maksimalių apsukų, sakysim, arba 10 kW, arba 8 kW, arba 6 kW. Jeigu klientai, kai kurie skambina, man sako, aš pas mane, sakysim, 100 kvadratinių metrų, tokios klasifikacijos, ten B kategorijos namas yra,
pagal, kaip sakoma, šilumos šitą efektyvumą. Tai mes, sakysim, tam pasiūlom kažkokį galingumą jam šilumos siurblį, tada jis sako, o žinokit, jūs ten labai galingai man pasiūlyt, man siūlė iš vis ten 5 kW arba ten 4 kW. Tai aš visada sakau, ponas, čia 6 kW bus priimamas maksimalių apsukų. Ta prasme, kada šilumos siurblys dirbs maksimalių apsukų, ką jis gali save įspausti. Jeigu jis dirbs per viduriuką normaliai, kaip sakoma, paprastu, kaip sakoma, režimu, tai jo nominali galia gali skirtis ir mažesnė pusė. Sakysim, jeigu tai bus maksimali galia 6, tai nominali galia gali būti tik 5. Tai reikia irgi apie šitą žinoti. Ir būtent, kada jūs norit pateikti prašymą dėl kompensacijos valstybinės, ta būtent pratada mes norim dabar įsidėti, nes niekas dar nededa į tos internetinės parduotuvės, nes tas pratadas yra tokia daugiau technikams, tokia techninė būtent dokumentacija, inžinieriams reikia skirta, o ne nepaprastiems, kaip sakoma, pirkėjams, paprastiems naudotojams. Kadangi čia daugiau tokios gilesnės techninės duomenys, tai o įprastam vartotojui yra nurodytos iš gamyklinės pusės maksimali galia, ką galima spausti šilumos siurbliu. Tai mes norim dabar tą pratadą nominali galia, kurį reikia rašyti dėl kompensacijos, įdėti prie produktų, kad nebūtų kažkokių nesutarimų. Žinokit, tai pasakysite, jūs parduoda ten 12 kW šilumos siurblį, o ten pratadas tik 10 kW. Jūs norit apgauti mane, jūs ten 10 kW norit už 12, niekas jūs nenori apgauti. Tiesiogiai tokie yra parametrai, kokie techniniai duomenys, kokios duoda mums gamintojas, tokios mes patikėme jums. Be jokios, kaip sakoma, apgaulės. Dėl to, kad nebūtų kažkokio nesupratimo, jeigu nėra prie internetinės parduotuvės mūsų pratada, gal ne visur mes spėjom, dar įdėjom, kadangi, kaip sakau, šitie parametrai nėra atviros, kaip sakoma, dokumentacijai, jų reikia reikalauti iš gamintojos, atskirai gaudyti, ieškoti ir tai užima laiką. Prie kiekvieno galingumo reikia žiūrėti, koks pratadas. Ir dabar, jeigu nebus mūsų internetinį parduotuvė, tas pratada, skambinkit, rašykit laiškus, mes tada įsiaiškinsim būtent dėl šio modelio, kurį mes dar nespėjom įdėti pratadą, įsiaiškinti, koks yra pratadas, kad jūs galite tada įrašyti, įgauti dėl gavimo kompensacijos ir suprasti, kokia yra nominali galia šio šilumos siurblio. Tai kad labai gerai, kad jūs rašot, atsiprašau. Labai gerai, kad jūs rašot, kad jūs skambinot, kad jūs žiūrit mano video. Aš manau, kad mes įspręsim daugumą visokių klausimų, neaiškumų ir tai leis jums gauti labai, kaip sakoma, nupirkti būtent tą tinkamą įrangą pagal geros sąlygos, bet gerą kainą. Ir dėl to yra mūsų kanalas šitas įrašytas, kad įspręsti šitą dalyką, kad daugiau su jumis bendrauti. Ir, kaip sakoma, spręsti visi kartu ir gyventi draugiškai ir padėti vienas kitams. Ja? Tai kad, kaip istorija viena irgi kliento, sako, pasako savo istoriją. Žodžiu, sako, kada išėjo nuo manęs žmona, man iškart buvo liūdna, buvo nejauku, buvo depresija. Bet po to, sako, aš atnešiau į savo būtą bulterjero šuniuką, kurį neleisdavo man atnešti žmona. Nupirkau motociklą, kuris labai senai norėjau nupirkti. Permėgau su kaiminė, kurie man labai senai patikdavo. Ir gyvenimas pradėjo kitoms spalvoms, kaip sakoma, man rodyti, viskas kaip pradėjo gerėti, viskas puikiai. Bet dabar sėdžiu ir galvoju, ką man pasakys žmona, kada grįš iš darbo. Tai kad su ta gera mintim, su ta gera nuotaika mes baiginėjom šitą įrašymą ir laukiu jūsų laikų, kad galite užprenumeruoti mūsų tam kanale, kreiptis į mūsų internetinį parduotuvę, rašykit laiškus, SMS žinutės, skambinkit, traukitės ir mes, kaip sakoma, bendraujam su jumis, mes dirbam su jumis ir norim suteikti pačias geriausias, kaip sakoma, kokybės ir aptarnavimo ir geresnės kainos ir spręsti su jumis visus niuansus, kurie tai gali atsirasti, perkant įrangą ir eksploatuojant šią įrangą.
Visiems geros dienos, sėkmingai iki.